Labas vakaras. Taigi šiandien turime pirmą Europos tarybos prezidento pono Tusko vizitą į Lietuvą. Labai džiaugiuosi ir sveikinu poną Tuską atvykus mūsų draugą, buvusį kolegą mano į Lietuvą. Iš ties proga yra graži, tai yra renginiai skirti mūsų euro integracijos procesams, euro įvedimui, bet pasinaudodama tą progą mes kartu abudu pasikalbėjome labai rimtais klausimais apie tai, kokie ekonominiai, politiniai ir kariniai iššūkiai laukia Europos ir šiais metais kokius sunkumus teks įveikti, kokio strateginiai uždaviniai laukia visos Europos Sąjungos, Europos tarybos ir Lietuvos. Na ir sutarėme dėl kai kurių pozicijų ir kur bendradarbiausime. Taigi, be jokios abejonės, kalbėjome ir apie ekonominę situaciją Europoje, apie reformų paketą, kurį kartu su Europos komisija, Europos taryba vykdys strateginiuose investiciniuose projektuose, kuriant energetinę sąjungą Europos. Tai yra viena iš idėjų, kuri prasidėjo ponui Tuskui būnant premjeru Lenkijos. Todėl mes tą idėją palaikome ir Lietuvai tai yra svarbu. Taip pat kalbėjome be jokios abejonės, kokią įtaką daro situacija tarp Ukrainos ir Rusijos. Taip pat kokią įtaką daro ne tik tai saugumo klausimams, bet ir mūsų ekonomikai. Taip pat, aišku, kalbėjome apie terorizmo iššūkius, taigi ir artimiausių tarybų dienotvarkės. Artimiausios tarybos bus vasarį, kovą ir tam reikia jau labai rimtai ruoštis. Taigi mūsų interesai kol kas labai artimi ir sutampantis, mūsų nuomonės pagrindiniais strateginiais klausimais tiek energetikoje, tiek karinio saugumo, tiek kovoje su terorizmu tarptautiniu sutampa. Taigi aš tikrai tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas Europos taryboje su jos prezidentu Lietuvai tikrai bus naudingas ir rezultatyvus. Taigi dar kartą džiaugiuosi matydama poną Tuską Lietuvoje ir sveikinu jį. Thank you very much, dear Dalia, President Grybauskaitė. Thank you for your invitation, for the hospitality on this important occasion that Lithuania has joined the Euro area is certainly a reason to celebrate. Later today I will speak more about your Euro accession. Our discussion just now focused on foreign policy and security. Two challenges stand out: the situation at our eastern border and the risk of terrorism that we so tragically witnessed in Paris last week. Ukraine, our eastern neighborhood, and our relations with Russia remain on top of the EU's agenda also in 2015. I am fully aware that this is certainly the case in Lithuania. You feel the consequences of Russia's policy and actions more than most others. As I have said repeatedly, the European Union's policy towards the East is not a policy against Russia. It is a policy in support of our eastern neighbors, to help them become modern, prosperous, democratic societies. Today, this also means a policy in support of respect for borders and peace in Europe. We will not find a long-term solution for Ukraine without a firm, consistent and united European strategy towards Russia. We started this debate together with all leaders at the December European Council, where we decided to stay the course. We will come back to this at our March meeting. Another key challenge is the fight against terrorism, not least on European soil. Sadly, this is not a new phenomenon. All governments are taking action, and there is a lot we are already doing together as the European Union. But we need to do more. This is why I yesterday urged the European Parliament
to unblock the EU passenger name record system. This can help in detecting the travel of possible terrorists. And this is why I have added the topic of internal European security to the agenda of our next meeting of the European Council in February. Both challenges, the one posed to our east and the one posed by terrorism, are very serious. But so is the determination and political will of all countries of the European Union to prevail. Thank you very much again for your hospitality. Ačiū labai visiems. Dėkui.